Esame biotechnologijų startuolis. Šiuo metu vystome pažangios terapijos vaistinius preparatus, skirtus ortopedinių ligų, uždegiminių ligų gydymui. Šiuo metu esame klinikinėje stadijoje su vaistų vystymu klinikiniuose tyrimuose, vaistų komercializavimo etape, kur jau galime pasiūlyti tam tikrus vaistinius preparatus savo pacientams. Mes vystome kamieninėm ląstelėm paremtas technologijas. Tai reiškia, vystome platformą, kuri geba gydyti daug panašaus pobūdžio ligų. Jis yra tinkama tiek inkstų, sąnarinės kremzlės, įvairių uždegiminių ligų, autoimuninių ligų gydymui. Jos yra susijusios su tais tyrimais, kurie parodo, kad platforma veikia tam tikroje lygoje. Šioje tematikoje dirbame daugiau negu 15 metų. Visa bendra komanda padeda mums kurti vaistus, kurie būtų tinkami ne tik pacientui, bet ir įstaigoms, kurios mus reguliuoja. Tai šiais metais mes esame gavę valstybinės vaistų kontrolės tarnybos leidimą pažangios terapijos vaistų ruošimui. Iš esmės turime preparatą, kuris yra tinkamas jau pacientams, iš esmės atkuriantis sąnarinės kremzlės audinį. Esame vieninteliai Rytų Europoje turintis tokį vaistą. Mūsų antros kartos vaistinis preparatas vystomas, tai bus toksai vienintelis pasaulyje. Ir tikimės, kad per ateinančius 2 metus šį vaistą galėsime pasiūlyti visiems Europos pacientams. Pirmoji liga, kurią mes mėginame išgydyti, tai yra šiuo metu neišgydomas ūminis inkstų pažeidimas. Vaistai, kurie šiai ligai yra taikomi, šiai dienai jie nėra efektyvūs. Ir mes siekiame išvystyti sprendimą, kuris pakeis šiuo metu neefektyvius sprendimus ir bus prieinamas šiem pacientams. Mūsų komanda labai didžiuojasi, būdama tuo, kur šiandien yra, ir džiaugiamės turėdami galimybę prisijungti prie Europos mokslininkų, prie pasaulio mokslininkų, kurie visi iš esmės turime vieną bendrą tikslą, tai yra padėti pacientui.